Labas vakaras, sveikinuosi su jumis. Aš psichologė, psichoterapeutė Gabrielė Stonė ir šiandien neįprastai kalbėdama naudosiu skaidres, nes pagalvojau, kad tiesiog klausytojams taip ko gero bus lengviau sekti tekstą, man pačiai tai būtų lengviau ir pagalvojau, kad ko gero tai bus variantas būtent šiandien dienai. Ir apie ką mes šiandien pakalbėsim, tai pakalbėsim iš schemų terapijos perspektyvos apie 6 gerovės kodus. Juos sugalvojau tikrai ne aš. Jie yra mokslu pagristi, klinikiniais tyrimais įrodyti, apskaičiuoti ir patvirtinti gerovės kodai. To aš pristatysiu, kas tai yra. O juos atrado, suskaičiavo ir panašiai mokslų daktarė Tracy Hunter su kolegė Rachel Wheeler. Ir iš tikrųjų aš apie šiuos gerovės kodus sužinojau klausydama vieną iš schemų terapijos pranešimų. Ir man tai pasirodė genialu, man labai patiko ir aš noriu dalintis su visais, kurie yra neabejingi schemų terapijai, su visais schemų terapijos entuziastais, nes man atrodo, kad šie gerovės kodai labai palengvins tiek kaip specialistų darbą, tiek klientam ir žmonėm bendrą gerovės jausmą, jeigu jie įsiklausys ir išgirs, ką su tais gerovės kodais nori pasakyti autorė. Ir šis pranešimas skirtas, aišku, daugiau schemų terapijos bendruomeniai, entuziastam, bet tiek galvojau ir apie kolegas, ir apie klientus. Ir manau, kad tiek vieni, tiek kiti gali pasimti šito pranešimo tikrai nemažai. Čia aš įdėjau knygą, kaip sakau, ne pati sugalvojau tos gerovės kodus, yra Well-Being Codes knyga, jinai yra nemokama, galima parsisiųsti iš internetinio puslapio. Tai kadangi transliacijos įrašas liks, bus galima bet kada atsisukti jį, pasižiūrėti ir suvesti į internetą pavadinimą ir parsisiųsti PDF formatu nemokamą knygą, jeigu kam nors pasirodys šitas požiūris įdomus. O man jisai pasirodė labai įdomus ir, kaip sakau, netgi genialus, dėl to skubu dalintis ir papasakoti ir jums apie jį. Jau aš, nors apie jį dar žinau ne taip ir senai, bet jau spėjau papasakoti ir savo keliems klientams, su jais išbandyti ir tikrai ir klientams patiko, pamatė tame prasmę ir logiką, tai skubu dalintis. Gerai, galbūt ką galiu dar papasakot, tai kas yra tie gerovės kodai. Pirmiausia, galbūt galiu pradėti nuo kančios ir psichologinės kančios, kai žmogus turi kažkokių psichologinių problemų, patiria psichologinę kančią. Jisai dažniausiai yra spektre ir tame spektre nuo galbūt psichopatologijos, kur jau yra psichiniai sutrikimai ir sudėtingi psichiniai sutrikimai, iki labai ramios, galbūt šaunios, pozityvios būsenos. Ir tada yra kažkur per vidurį galbūt žmonės, kurie kabutėse jaučiasi normaliai, bet iš esmės jie patiria tam tikrus psichologinius sunkumus, tam tikrus iššūkius ir turi tam tikras psichologinės, kaip sakau, problemas ir galbūt jau pradeda šitoj vietoj vystytis ir formuotis tam tikri psichiniai sutrikimai. Tai būtent, kai mes esam šitam etape, galim pasitelkti terapijai tuos kodus ir toj pasakysiu, kas tai yra per tie kodai.
Gerai. Kas yra tie kodai? Tai jeigu mes chemoterapijoje žinome, kad kai buvo nepatenkinti žmogaus vaikystėje, vaiko baziniai emociniai poreikiai, jam susiformavo jo įsitikinimai, jo schemos, jo sunkumai ir jo paternai atsirado. Ir tada buvo pagalvota, o tai kaip atrodytų žmogus ir koks būtų jo gyvenimas, jeigu jo poreikiai būtų patenkinti. Koks jisai tada būtų, kaip jisai tada gyventų, kokius tada jisai įsitikinimus ir paternus turėtų, jeigu visi jo poreikiai vaikystėje būtų be atliepti ir dabar jisai būtų grynai iš sveiko suaugusio pusės. Tai iš tikrųjų šitie 5 baziniai, tie 6 kodai, jie yra mano supratimu daugiau iš sveiko suaugusio perspektyvos ir labai tinka stiprinti sveiko suaugusio dalį. Kaip aš jau ir pradėjau kalbėdama, kad kai mes turim tam tikrą psichopatologiją, tai mes turime dirbti su ją ir spręsti tas problemas, tai gydyti depresiją, gydyti galbūt nerimo sutrikimus pirmoji vietoje, ar ne, bet kai žmogus jau savyje turi pakankamai stiprią tą sveiko suaugusio dalį, mes galime įtraukti tuos gerovės kodus ir turėti juos kaip krypti, ką daryti ir kaip ugdyti tą sveiko suaugusio dalį. Ir aš manau, kad jeigu šią transliaciją žiūri specialistai, tai nebūsiu aš viena tarp jų tokia, kur kažkada terapiniai eigoj tiesiog susiduriu, o tai man dirbant reikia stipresnės sveiko suaugusio dalies, kad mes galėtume, tiesiog gydyti tos paternus visus ir taip toliau ir tada, o tai kaip tada įstiprinti sveiko suaugusio dalį. Ir čia gali būti geras įrankis, kaip tą daryti ir į ką orientuotis. Tai čia prieš save galite matyti 5 tos bazinius poreikius, aš nesikartosiu, bet remiantis jais ir remiantis schemomis buvo išvesti tie 6 gerovės kodai, kurie, kaip jau ir minėjau prieš tai, būtų kaip rezultatas, jeigu žmogui būtų atliepti tie poreikiai. Tai mes akivaizdu, kad orientuojamės į bazinių emocinių poreikių tenkinimą sveiku adaptyviu būdu. Vietoj to, kad rinktis neadaptyvius režimus, mes renkamės adaptyviu būdu, stiprinti tuos, tenkinti savo emocinius poreikius, kad galėtume pajausti šios dalykus, tuos kodus. Tai autorės išskyrė 6 gerovės kodus, tai kurie būtų mūsų schemos ir mūsų įsitikinimai, jeigu būtų mūsų poreikiai patenkinti. Tai pirmoje vietoje tikriausiai niekieno nestebina, tai yra ryšys, antroje vietoje optimizmas, ne antroje vietoje, bet antras optimizmas, 3 teisingumas, 4 savidisciplina, 5 savęs priėmimas ir 6 pasitikėjimas. Ir toliau dabar aš pristatysiu kiekvieną kodą ir jo komponentus ir kaip tai siejasi su mūsų schemomis ir kokiems žmonėms tai galėtų būti naudinga ir kokio rezultato galėtume tikėtis, jeigu tai propaguotume. Prieš tai dabar dar 5 žingsniai, kaip aktyvuoti tuos kodus ir kaip naudoti terapijoje. Tai vėlgi man kažkaip atrodo svarbu tą paminėti, tai aš jau kartojuosi, bet man tai atrodo svarbu kartot, kad mes šitą modelį daugiau galim taikyti tada, kai žmogus yra kažkur spektre per vidurį ir kai jo galbūt sutrikimai dar tik tais formuojasi, kai jisai galbūt turi tų psichologinių sunkumų, jisai turi savo galbūt pasikartojančių sunkumų, jisai turi savo paternų, bet tuo pačiu jisai turi ir savo to sveikos dalies. Jeigu mes turime, kalbam jau apie sutrikimus, apie kažkokius kompleksinius atvejus, traumas ir labai sudėtingus atvejus, kur tos sveikos dalies dar daug nėra, tai mes turime pirmą tą stiprinti, o tik tada ateiti prie šito modelio.
Ir dabar 5 žingsniai, kaip aktyvuoti tos kodus. Tai pirmiausia, pirmas žingsnis yra identifikuoti to kodo komponentus. Jūs juos tuoj pamatysit, aš parodysiu, kiekvienas iš 6 kodų turi savo dalelytes, kas į jį įeina priklausomai nuo to, kokia žmogui yra schema. Tai pirmas žingsnis yra identifikuoti tai, kas man yra svarbu, kokie yra man svarbus tie komponentai. Šone čia galite matyti pavyzdį. Aš nekartosiu, neskaitysiu, nes, kaip sakiau, įrašas liks, bet kada galėsit susistabdyti ir pasižiūrėti. Tada antras žingsnis yra nusistatyti savo specifinį interesą. Tai yra iš esmės tam tikras terapinis tikslas susijęs su mūsų schema. Tai jeigu įrašą žiūri ne specialistai, bet apskritai psichologija besidomintys žmonės, tai jums aiškiau tai pasirodys po to, kai aš kalbėsiu apie schemas šiek tiek. Bet atsižvelgiant į tai, mes nusistatom savo interesą, savo tikslą. Tai va čia galiu pavyzdį pasakyti, kad pavyzdžiui, išmokti priimti savo emocinės patirtis, išreikšti save ir užmegzti ryšį, tarkim, su kitais žmonėmis, su grupe, ar ne, tai mes nustatom tą specifinį interesą. Ir tada trečioje vietoje mes identifikuojam limituojančius įsitikinimus, tai yra ribojančius įsitikinimus, tai yra tam tikrus neigiamus kertinius įsitikinimus, ar ne, galbūt schema susijusia su tuo įsitikinimu schemų. Ir mums yra svarbu perrašyti naratyvą. Tai reiškia, kad mums yra svarbu performuoti, kaip mes suvokiam savo patirtis, kaip mes suvokiame save, kaip mes suvokiame santykius. Tai yra jau ta prasideda terapijos dalis, ne tik identifikuoti, bet ir dirbti su tuo per įvairius perrašymus ir taip toliau. Ir tada yra ketvirta dalis įtraukti vaizduotę ir pozityvias emocijas. Ir mes žinome, kad apskritai pozityvių emocijų traukimas į terapinį procesą gali būti nelengvas ir rekomenduojamas daugiau jau bent jau antroji terapijos pusė pradėti, nes kai žmonės įtraukia pozityvias emocijas į terapiją, tai gali sukelti ir stipriai sužadinti ir mūsų neigiamas patirtis, neigiamas emocijas ir vidinį kritiką, nes yra tam tikros pozityvios emocinės patirtis tokios kaip meilė, empatija, atjauta, pasididžiavimas savim ir taip toliau. Ir jeigu žmogus turi labai stiprias schemas, pavyzdžiui, defektyvumo schemas, gėdos schemas, kurios sako, kad aš nevertas meilės, kad aš tiesiog blogas pats iš savęs, kaip aš galiu tą atjautą ir empatiją savo parodyti, kaip aš galiu priimti ir vizualizuoti ir įsivaizduoti meilės jausmą, kai aš niekada jo nepatyriau, niekada neleidau savo patirti ir net nežinau, kaip tai atrodo, nes visada tokie jausmai ir tokios patirtis buvo arba užgniaužtos, arba nuneigtos, arba jų tiesiog nebuvo, ar ne. Tai kai jau mes darom šitą žingsnį, tai turi kažkiek būti įdirbis padarytas tiek su kritiku, darbas su kritiku, ar ne, tiek su savo jausmų priėmimu, patirčių priėmimu, atpažinimu ir taip toliau. Ir 5 žingsnis tai yra įkūnyti naują savo kodą kasdieniame gyvenime ir kaip autorė sako, svarbu praktikuoti kiekvieną dieną ir mes žinom, kad tam reikia sveiko suaugusio dalies pakankamai stiprios, nes ką daro sveikas suaugęs? Sveikas suaugęs žino savo tikslą, savo kryptį, savo vertybės, jis žino, ko jis nori ir jis sistemingai tą atlieka, nepriklausomai galbūt nuo situacijos pojūčių, potyrių, tuo metu esam ir taip toliau. Gerai, ir dabar pirmas kodas ir aš taip pat labai skatinu užduoti klausimus, su manim bendrauti, komunikuoti komentaruose, atsakysiu, jeigu tik tais galėsiu, tai tikrai būkite drąsūs. Gerai, pirmas kodas ryšys ir kai aš pristatinėsiu tos kodus, aš paminėsiu
ir bazinė emocinė